Matosi. Spiečius, nu. O, kiek bičių. Bet jos jau beveik apsėdo, gana gal jau. Ai, čia tas, kur skraidat. Vis greičiau. Ale tai matai vis tiek į namą sugrįžo visos bitės. Jėdus yra, koriai yra, taigi čia nieks nepaėmė, koriai taip sugydyti jų pačių. Oi, nu to pagalį nulimba. Nu. Nu, jums šiaip gana jau. Gana jau nusės. Džiulis spiečius, nu. O matosi kažkaip. Matosi, kad duodasi bitės. Bet taip staigiai, sakau. Tai čia gali būti, žinau, kur vaklakstė, tas musės iš čia apsiuostė. Čia tvarė vėl. Bet į pernai čia labai stipri šeimina įvykė. Bet tai čia praplėštum lentas, tai būtų jaučiu kiek. Reikės, jeigu ką, taip jos visą laiką reiks tokia viliuką, kur mažai skoliukais būna. Garsas koks. Nu jo. Tai jos... Dabar jau mažyt garsas, bet tai jau skrydo reikėjo tada. Tai va, aš sakau, kai atsistojau prie mašinos, nepatikiau, galvoju, ko čia zyzia taip smarkiai. Dar Raimė tenai tik paklausė, sako, nėra bičių. Namelėje, sakau, gyvena. O čia, sakau, kol kas nėra. Be hlaposų, kai duosiu, sakau, negalima bičių man. Bet kiek jų čia yra. Biški man iš tos pusės pasratinkit, aš bijau eiti. Kapšų nesimatė. Nu, apačia visa nupilta. Va. Čia žemės jau gali būti. Aš išlietu. Bet tokio lizdo didelio, nes jos įvydo, va matai, už vamzdžio sulysė. Čia matyt motinėlė atsisėdo. Ir dabar jos visos paskui susėjusios jos lydi. Avelė rado namą, nemažą aviliuką. Nemažas aviliukas. Tai galėtų protingiau medus, nes kad gali būt pasiimti. Gana jau. Jau dabar sueisiu, nes jau lapumos daug. Tai dabar nedidelis? Tai jau dabar, bet tai sklydo jau, tiesiog nežinau. Jas turėtų visos sutūpti. Visus sueina paskui. Tyla vis nesigirdinė. Nu, biški būtų užėtis, bet tikrai nesu. Tūpė visos ant namo. Nu. O tai nėra spietinės? Mama, spietinės irgi nėra. Kam jinai taip kvailai viską? Būtų va spietinė pastatėjai po langais ir tegu savo spiečiasi, ne? Nu. Eikit žiūrėti iš vidaus. Gal tikrai po kambarį skraido?